Trojos karas iš Homero epo Iliada yra vienas iš svarbiausių senovės Graikijos literatūros kūrinių. Norint jį pristatyti pagal visas išvertas dalis, reikia aptarti kiekvieną aspektą detaliai. Kūrinio pavadinimas ir autorius. Iliada yra epas, kurį parašė senovės graikų poetas Homeras. Tai vienas iš dviejų pagrindinių Homero epų kartu su Odisėja. Epas pasakoja apie Trojos karo pabaigos įvykius ir susitelkia į Achilo kovą bei konfliktą su graikų vadu Agamemnonu. Kontekstas ir istorinis laikotarpis. Iliada buvo parašyta apie 7 amžiaus prieš Kristų, tačiau pasakojimo įvykiai nukelia į dar senesnius laikus, įvardinamą Mikėnų laikotarpį 12-13 amžių prieš Kristų, kai pasak legendų vyko Trojos karas. Karo priežastis buvo Trojėnų princo Pario pagrobta graikų karalius Melinajo žmona Helena. Šiame kūrinyje atspindi Homero laikotarpį, herojinės tradicijos vertybės ir senovės graikų mitologinės pasaulėžiūros. Kūrinio tema. Pagrindinė Iliados tema yra Trojos karas bei pats epas daugiausiai dėmesio skiria Achilo pykčiui, garbei ir didvyriškumui, taip pat karo brutalumui ir kančioms. Iliada neįsivaizduoja visos Trojos karo, tik jo paskutinės savaitės ir analizuoja žmogaus prigimtį bei likimą karo kontekste. Siužetas. Iliada prasideda Trojos karo 9 metais, bei graikų vadas Agamemnonas įžeidžia didvyrį Achilą, atimdamas jo karo grobį vergę Briseidę. Dėl šios skriaudos Achilas atsisako kovoti, o graikai, praradę stipriausią karį, patiria daugybę pralaimėjimų prieš Trojos armiją, vadovaujamą Hektoro. Tik kai trojėnai nužudo Achilo artimą draugą Patroklą, Achilas sugrįžta į mūšį vedamas keršto troškimo. Jis nužudo Hektorą, tačiau kūrinys baigėsi Achilo susitaikymu su Hektoro tėvu, Trojos karaliumi Priamu, kuriam Achilas grąžina Hektoro kūno laidotuvėms. Veikėjai. Achilas, pagrindinis herojas, didžiausias graikų karys, pusdievis. Jis yra drąsus, bet pykčio valdomas. Agamemnonas. Graikų armijos vadas Menelajo brolis. Jo ambicijos ir nesutarimai su Achilu sukelia konfliktą. Hektoras. Trojos didvyris, karalius Priamo sūnus, drąsus ir kilnus karys ginantis savo miestą. Paris. Trojos princas, kurio veiksmai pradėjo karą, kai jis pagrobė Heleną. Helena, graikų karalius Menelajo žmona, tapusi Trojos karo pretekstu. Priamas. Trojos karalius Hektoro ir Pario tėvas, vaizduojamas kaip išmintingas ir orus valdovas. Patroklas. Achilo artimas draugas, kurio mirtis paskatina Achilą grįžti į mūšį. Stilius ir kalba. Iliada parašyta eiliuota forma, naudojant epinius hegzametrus. Kūrinys pilnas sudėtingų poetinių išraiškos priemonių, tokių kaip epitetai, greitakojis Achilas, palyginimai ir metaforos. Stilius momentalus, didingas pritaikytas pasakoja didvyrių istorijas. Naudojamos išsamios paprašomosios detalės, ypač kova scenoje, o kartu su simbolinės scenos, atspindinčios didvyriškumo ir likimo temos. Temos ir idėjos analizė. Pyktis ir kerštas. Viena iš pagrindinių temų yra Achilo pyktis. Jo keršto troškimas po Patroklo mirties išryškina žmogiškąją emocijų ir karo destruktyvumo dimensiją. Likimas. Karo metu herojai nuolat susiduria su savo likimu ir nors buvo kovoja dėl šlovės, žino, kad jų likimas neišvengiamas. Garbingumas ir šlovė. Iliadoje labai svarbus herojai siekis pelnyti amžiną šlovę, bet tai reiškia mirti mūšyje. Achilas, Hektoras ir kiti kariai siekia didvyriškumą per kovą. Žmogaus ir dievų santykiai. Tėvai Iliadoje yra ne tik stebėtojai, bet aktyvūs dalyviai, manipuliuojantis herojų likimais.
Tai parodo sudėtingą žmogaus ir dieviškumo santykį, kuriame žmonės yra likimo ir dievų malonės žaidimo figūros. Autorinės pozicija. Homeras neužima vienareikšmės pozicijos. Jis tiek gerbia didvyrius, tiek parodo garbę, prasmiškumą ir žiaurumą. Iliada parodo, kad didvyriškumas ir kova dėl šlovės gali vesti į asmeninę tragediją, kaip Achilo ir Hektoro atvejais. Homeras atskleidžia ne tik herojiškumo dvasią ir didvyriškumą, bet ir jų pažeidžiamumą bei emocinį pasaulį. Asmeninė interpretacija. Iliada yra epas, kuris gali būti interpretuojamas kaip žmogiškosios būklės, karo moralės ir likimo refleksija. Man asmeniškai labiausiai imponuoja Achilo pykčio, keršto ir galiausiai susitaikymo kelionė. Šis kūrinys ne tik šlovina didvyrius, bet ir giliai analizuoja karo kainą žmonijai. Achilo ir Priamo susitaikymas pabaigoje parodo, kad net didžiausi priešininkai yra pajėgūs suprasti vienas kitą. Iliustracijos ir citatos. Citata apie Achilo pyktį. Dainuok deivė Achilo pelėjo sūnaus siaubingą pyktį. Iliada, pirma eilutė. Ši citata puikiai perteikia kūrinio esmę, pyktį ir jos sukeliamas pasekmes. Aprašymas apie Hektorą ir Achilo dvikovą. Achilas liūtas iškėlė ietį, šoko link Hektoro, o Hektoras stovėjo drąsiai ir laukė savo likimo. Iliada 22 giesmė. Pristatymo struktūra. Įžanga pristatoma Homero Iliados apibūdinant Trojos karą. Kūrinio kontekstas ir Trojos karo priežastis. Detali siužeto analizė, dėmesys Achilo konfliktui su Agamemnonu ir Hektoro žūtimi. Veikėjo apžvalga su svarbiausiais bruožais. Temų analizė, pyktis, likimas, dievai ir garbė. Asmeninė nuomonė ir išvados apie karo destruktyvumą. Techniniai aspektai. Jei pristatymams vyksta su vizualinėmis priemonės, būtų naudinga įtraukti Trojos karo scenų iliustracijas, veikėjo portretas, schemiškai, kaip pateikti pagrindinius kūrinio įvykius. Šitai struktūruojantis pristatymas padės detaliai aptarti Trojos karą. Ačiū už viską, viso gero.